Paskutinės dienos Gedimino Kirkilo vadovaujama ministrų kabinetui neramios. Teisėsaugos akiratyje atsidūrė Ūkio ministerija. Specialiųjų tyrimų tarnybos agentai apsilankė aukštų ministerijos valdininkų kabinetuose ir vieno turtingiausių šalies verslininkų Bronislovo Lubio vadovaujamo koncerno bendrovėje Achema. Teigiama, kad agentai ieškojo dokumentų susijusių su valstybės ir Achemos kartu įsteigtos bendrovės gamtinių dujų terminalas steigimu. 80% jos akcijų valdo valstybė, likusius minėta bendrovė. Šių metų lapkričio 13 dieną specialiųjų tyrimų tarnybos Vilniaus valdybos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal Baudžiamojo kodekso 228 straipsnio 1 dalį, tai yra dėl piktnaudžiavimo tarnyba. Ikiteisminis tyrimas pradėtas tikslu išsiaiškinti, ar uždaroji akcinė bendrovė gamtinių dujų terminalas įsteigta buvo teisėtai ar ne, o taip pat patikrinti tam tikras abejonės susijusias su įstatinio kapitalo formavimu. Tai šiai dienai yra tyriamos mano minėtos dvi aplinkybės, tai yra uždarosios akcinės bendrovės steigimo aplinkybės. Pasak prokurorų, įtariama, kad ūkio ministras Vytas Navickas neturėjo teisės pasirašyti bendrovės steigimo dokumentų. Pats ministras teigia pažeidimo neįžvelgęs. Įsteigimo faktas tai jis yra suprantamas kaip ir įgaliojimų suteikimas ir prieš pasirašant. Papildomai dar aš skambinausi vyriausybės teisės departamento direktoriai ir norėjau suprasti, ar tai iš tiesų yra įgaliojimų suteikimas. Ir man buvo paaiškinta, kad taip, tai yra įgaliojimų suteikimas, nes įsteigti nepasirašant, tai yra tiesiog nesuprantama, koks tai yra dalykas. Tai buvo kaip tik teisės departamento pasiūlymas išimti šitą. Jeigu tai yra neteisingas sprendimas, mes aišku galim pakeisti. Bet tai nebuvo kokia nors tyčinis veiksmas. Ūkio ministras tikina, kad STT agentai pas jį neužsuko. Esą pareigūnai dokumentus paėmė iš ministerijos sekretoriaus Aniceto Ignoto ir už viešuosius pirkimus atsakingos departamento vadovės Neringos Pažusienės kabinetų. Taip pat lankėsi pas ministerijos valstybės sekretorių Gediminą Miškinį ir viceministrą Vytautą Naudužą. Aš bent asmeniškai esu įsitikinęs, kad dariau viską sąžiningai ir taip, kaip reikalauja įstatymai. O kadangi tam buvo priimti visi reikiami sprendimai, o be abejo už kitus žmonės aš nieko garantuoti negaliu. Valdininkai pripažįsta, kad vieno turtingiausių šalies verslininkų Bronislovo Lubio valdomam koncernui priklausanti bendrovė Achema dalyvauti suskystinto dujų terminalo statybose atrinkta be konkurso, vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymų. Jis esą numato, kad mažos vertės projektui konkurso nereikia. Reikia skirti pirkimo būdus. Pagal dabartinį viešų pirkimų įstatymą yra nustatyta mažos vertės pirkimai, tai yra iki 100 000, kur vieni pirkimo būdai yra parenkami, o konkursai jau yra, jeigu tos sumos viršyje. Tai koks pirkimo būdas buvo čia? Buvo apklausa. O kodėl apklausa? Kadangi yra maža vertė. Gamtinių dujų terminalo įstatinį kapitalą vyriausybė pastaruoju metu planavo padidinti, investuodama valstybės valdomos bendrovės Lietuvos dujos akcijas. Tačiau vėliau sprendimą nuspręsta atidėti. Premjeras Gediminas Kirkilas įsitikinęs, kad terminalas įsteigtas skaidriai, esą teisėsaugai jį galėjo apskųsti konkurentai. Premjero kėdę planuojantis užimti Andrius Kubilius jau anksčiau neslėpė, kad bendrovės steigimo aplinkybės ketina peržiūrėti. Mes nevadovavom, šiuo metu nevadovaujam ir nesiruošiam vadovauti STT, nurodydami, kokiu veiksmu jie kur nors turi imtis. Achema patvirtina, kad bendrovėje lankėsi STT agentai, tačiau įtarimų nekomentuoja. Esą jį vyriausybei pakvietus sutiko kartu steigti bendrą įmonę uždarą akcinę bendrovę gamtinių dujų terminalas, nes naudoja didžiąją dalį Lietuvoje suvartojamo dujų kiekio. STT veiksmus tyriant, ar gamtinių dujų importo terminalo valdymo įmonės steigimas nepažeidžia viešo intereso, ir aš pats, ir Achemos vadovybė vertiname ramiai. Kiekvienas turi dirbti savo darbą. O alternatyvus dujų tiekimas Lietuvai išlieka ypač aktualus. Prokurorai tikina, kad įtarimai šioje byloje kol kas nepateikti niekam, tačiau jei jie pasitvirtintų, už piktnaudžiavimą tarnybą valdininkams gresia iki 4 metų nelaisvės. STT jau apklausė gamtinių dujų terminalo vadovą Gediminą Jurgutį. Kitos apklausos planuojamos artimiausių metų. Neatmetama, kad STT agentams gali tekti apsilankyti ir vyriausybėje. Reporterė Neringa Budrytė, Vilnius.